Sveiki, kurie žiūri šito video. Kaip matote, žaidžiu Team Fortress 2. Turbūt žinote šį žaidimą. Čia žaisiu multiplayerį. Nes siunčiaus per Steamą. Per Steamą nėra paprasta, turbūt. Nebent mane pasijungė. Šį video filmuoju per Bandicam. Tai turiu tik 10 minučių. Nu, šį kartą žaisiu payloadą, kuriame reikia stumti į priešų ribą, iki priešų bazės, kad susprogdintume ją. Nes šiame aparate yra pilna sprogmenų. Žinau, juokingai skamba, nors atrodo, kad ten nieko negali būti. Tiesiog paprasta dėžė ir viskas. O, tas snaiperiukas, tas gerai turi tamsų myžalais. Myžalais, man patinka. O, nice poza. Jo, aš офигенс duchas, valio. Nu. Kaip matote, turiu plazminį ginklą. Aš tai taip vadinu. O šiaip tai jis yra VK Mangeler 5000. Bet jis atrodo kaip plazminis, nes plazmom tokiam šaudo. Zaibys ginkliuks. Su šitu gali special efektą leisti. Zaibys. O kur tas gaidys nubėga? 100% apsimeti maniškiu. Bet kokiu? Tai čia ilgs klausimus. Yes! Pataikiau! A, matėt? Į hyverį! Eina sau, kai zaibyso. Į hyverį pataikiau. Ir aš matėt nustūmė ir aš da pataikiau. Kai zaibys. Nu, jau praėjo 2 minutės. Su biški. Turim dar 8. Turbūt pakaks video. Aš nusielektrinau ir tas nusielektrinu. Man patinka šitas ginklas todėl, nes kai šauni ir jis nusielektrina, tiesiog ore pakimba. Turiu, kaip matote, neturiu Winchesterio, nes turiu parašiutą. Parašiutas šiaip tai geras dalykas, bet nepatartinas, nes vieną ginklą netenki. Taip pat ir su snaiperiu, submachine gun'o neturi, nes kažkokia, nežinau net, kas jis per daiksan. Turbūt kokia nors iškilais kuprinės, ten ir keptuvi. Man jinai pridė 20% damage ir po vieną life'ą, kas sekundę athealin. Kai nuėm healą. Nu, kas čia da gera. Statybininkai tie. Engeriai. Engeriniai. Nu, plazma! Bum! Bam! Nepataikiau. Ai, turbūt pataikiau. Jo, iščirškinau. Viską iščirškinau tiesiog. Ateiname! Mes už Lietuvą, vyrai! Už Lietuvą! Už Lietuvą! Kaip Petras Gražulis sakė, mes už Lietuvą, vyrai! Už Lietuvą, vyrai! O, gaidys, čia tai zaibys šovė. O kažin, parašykite į komentarus, kaip reikia šokti. Nu, kad reikia spausti, kad su bazuka šautum į apačią ir tada pašoktum pats į viršų, nes man kažkaip nesigauna. Aš tai mėginu taip. Nemoku. Kažkaip keistai reikia. Oi, mendžeri. Gaidys!
renkamės snaiperį. Reiks su snaiperiu. Kaip matote, turiu naują snaiperį. Kaip sakiau, su myžalais. Kaip praeitą kartą šovė, matėte, visi geltoni buvo. Turbūt matėte. Nes aš tai mačiau. Jokau, nematėte jūs. Turbūt. Nu, kur čia galima rasti tų myžinių? Bičiai. Ką tu čia marmaledinį? Matėte? Myžaliukai užtiško. Ir dabar jis eis praustis, nes visas mirdi. Nu, išlyst. Gaidys. Mačetė! Už mačetės, vyrai! Už mačetės! Už Lietuvą! Už Lietuvą be mačečių! Nu, kur tu esi? Nu, demonmenė. Čia! Matėt, iš vieno hito ten Tomasas. Tai jis, kiek suprantu, lietuvis. Hilo nereikia. Kaip galvojate, kas labiau man tinka? Ar solderis, ar snaiperis? Nes aš su snaiperiu nelabai moku žaisti. Hiveris man nepatink, pyro nepatink. Ai, jamame skautą. Praeitą kartą su skautu lakščiau, tai čia ne šį kartą, bet praeitą kartą. Čia. Oi, Hiveri, tas pyro, kai man nepatinka. Ai, su skautu nelakstysiu. Matot, turiu kai ninzės peiliuką tokį. Man jisai bys patinka. Oi, reikia nors susidėti, kad būčiau pasivertęs. Degu, ką čia užsidėsiu. Čia to kitur. Ai, tą. Flamerį. Nu. Užsimetam gal skautą. Net nemačiau, kokį mygtuką spaudžiu, tai atspėjau. Ir vėl degu. Nu kokia nesam. Iščirškina mane lūpai. Nu gerai. Nu dabar pačirškint. Nu. Man labiau prie širdies bazuka negu. Pumt. Turbūt pačirškinu. Arba ne. Fish kill. Fish kill. Su žuvim užmuša. Nu. Tu čia laifų dar gaminas. Ne! Ką tu padarėjai? Aš per tave pralaimėjau. Lopas. Kaip matot, laiks bėga. Turėsiu neužilgo jungti. Ir nematysit, kas laimėjo ir kas pralaimėjo. Turbūt pralaimėsim mes. Nes žiauriai jau užsipachino stipriai. Gal 3 sekundžių palošiu. Ir varysiu. Matėt, kaip nuskraidino mane? Lūpas. Tupas. Matot, turiu per demo meną tokią kaip bazuką. Ten granat launcherį, bet čia bombikė šaudos. Taip ir nesuprantu, kas čia šaudos. Susprogdink! Yes, susprogdinau. Tai gerai, sudė tada visiems laimingo vakaro dienos. Tai sudė. Komentuokite, laikinkite, dalinkitės. Nu ir žodžiu. Ate.